Lukosas ir Eglė stovi idealioje atviroje vidaus patalpoje, primenančioje mokymo centrą, kurioje matyti autobusai, šviesoforai ir kiti miesto aplinkos elementai. Lukosas laiko įrenginį Glide, tai cilindro formos pagrindas su dviem juodais ratukais, prie kurio pritvirtintas sidabrinis teleskopinis kotas, o jo viršuje T formos rankena su mygtukais. Lukosas Eglei aiškina, tai cilindrinis korpusas, jame yra kompiuterio lustai, o čia yra kotas, kurį jau palėtai. Lukosas paduoda Glide Eglei. Šis kotas yra teleskopinis, reguliuojamas. Eglė klausia, ar galiu jį pasidaryti patogu. Taip. Ir pasakysiu, kad jis nusileis dar žemiau, tad bus dar patogiau. Lukosas reguliuoja koto aukštį šiek tiek pažemindamas ir perduoda Glide Eglei. Pabandyk dabar. Eglė laiko Glide rankeną. Lukosas pritupia prie įrenginio pagrindo. Lukosas. Čia yra demonstracijos pradžia. Du dalykai. Taip, ten yra rankenos fiksatorius. Jis dar šiek tiek pareguliuoja koto aukštį, kad Eglei būtų patogiau. Taip, jaučiu, sako Eglė. Lukosas. Ir šis mygtukas. Čia yra 3 mygtukai. Dabar tie mygtukai gana maži, nes tai tik prototipas, bet vėliau jie turės didelius dangtelius, kurios labai gerai jausi pirštais. Taigi 2 dalykus norime padaryti. Pirmiausia, noriu, kad giliai kvėptum, Eglė giliai įkvepia ir iškvėpa su palengvėjimu. Paleisk visus nervus, jaudulį, juokiasi Lukosas. Eglė juokiasi. Ir dabar noriu, ar galiu paliesti tavo petį ir alkūnę? Noriu, kad atpalaiduotum petį, atpalaiduotum alkūnę. Leisk rankai tiesiog nukristi priešais kūną. Su Glide nori laikyti jį priešais dominuojančią koją. Taigi netrauk jo čia, netrauk per daug į vidurį, laikyk jį tiesiai priešais. Eglė, priešais dešinę, nes aš dešinė rankę. Dominuojanti koja yra dešinė. Pakelsime jį dar kartą, kai bus teleskopinis. Jis dar šiek tiek pakelia kotą. Gerai, dabar noriu, kad atsistotum tiesiai ir aukštai, žiūrėtum į priekį 12 valandą. Ar galiu paliesti tavo nugarą? Noriu, kad pradėtum stumti į priekį. Eglė pradeda eiti, stumdama Glide priešais save, įrenginius keičia tylų ūžiantį garsą. O, jis sukasi, pastebi Eglė. Lukosas. Taip, dabar šiek tiek pasisuksime. Noriu, kad sustotum sekundei. Eglė sustoja. Lukosas grąžina Glide į pradinę padėtį. Šiek tiek pasisukome į kairę, man reikia, kad eitume į 12 valandą. Lukosas vėl pareguliuoja Glide. Gerai, pradėk eiti į priekį. Eglė vėl pradeda eiti. Įrenginys ją švelniai kreipia. Lukosas, jauti tą posūkį. Ką tik pravažiavome pro nedidelį suoliuką ir žiūrėk, kas atsitiks, kai aš atsistosiu priešais tave. Lukosas atsistoja Eglei iš priekio. Glide sustoja. Eglė, oho, jis stabdo. Ir jaučiu taip kaip... Lukosas, puiku. Gerai, eik toliau. Eglė tęsia ėjimą. Dabar ką tik praėjai pro šiukšliadėžę. Eglė pasuko galvą link šiukšliadėžės. Jis apsisuka. O, jaučiu kaip stabdo, kai Glide sustoja prie sienos kampo, kur yra duris. Lukosas. Taip, kodėl? Pasakysiu kodėl. Nes patekome į kampą. Jis grįžta atgal. Jis nori suteikti tau šiek tiek daugiau erdvės. Dabar klausimas tau. Dabar, kai esi kampe, noriu, kad pastumtum į priekį ir pabandytum judėti. Eglė. Bando stumti, bet Glide nejuda. Matai, kaip jis neleidžia tau judėti į priekį. Noriu, kad dabar su rankena šiek tiek pakeltum jį padešinę ir pažiūrėtum, ar rasi. Eglė. Apsisukti. Taip. Ir pradėk eiti į priekį. Eglė pasuka Glide ir tęsia kelionę palei sieną. Dabar jis suka tave aplink kitą sieną ir sustosi. Priekyje eina Eglė, apsirengusi žalia striuke. Jis stumia į priekį prietaisą su ilga rankena ir 2 ratais apačioje. Iš paskos eina Lukosas. Kamera seka einančių žmonės. Jie eina koridoriumi, kurio kairėje pusėje yra stalai ir kėdės, dešinėje violetiniai minkštasuoliai ir šiukšliadėžės. Eglė lengvai aplenkė visas kliūtis, nors juda tikrai greitai. Lukosas prieina prie jos. Jie stovi vienas priešais kitą. Jie gyvai kalbasi. Eglė pasakoja, kad jai patinka greitai vaikščioti ir kad šis prietaisas leidžia jai judėti natūraliu greičiu, nesibaiminant atsitrenkti į kliūtis. Lukosas gestikuliuodamas aiškina, kad programinė įranga dar ankstyvoje stadijoje, bet jau dabar puikiai ir greitai reaguoja į aplinką. Eglė džiaugiasi, kad neatsitrenkė į jokius daiktus, nors dėl silpno regėjimo jų nematė. Jis sako, kad jausmas toks lyg būtų regintis žmogus. Lukosas paaiškina, kad dabar perduos prietaisą išbandyti jos draugiai ir norėtų išgirsti atsiliepimus. Lukosas paima prietaisą, prie kameros prieina kita moteris, vardu Irma. Ji kalba ir netyčia atsitrenkia į mėlyną šiukšliadėžę. Irma pasijuokia, kad neturi Glido, kuris ją greitai sustabdytų.